Sveikos merginos. Štai ir aš, vėl Ramunė iš Panevėžio. Ir šią savaitę pradedu su šituo ilgai lauktu darbu, tai yra moteris žiema. Ir dabar darysiu bingo užduotį. Tai šiandien pasiėmiau šitą užduotį, kur yra 400 kryželių reikia padaryti. Numeris 3, o mano šitas darbas būtent ir yra 3 numeris. Tai va, tai dabar siuvinėsiu, greičiausiai siuvinėsiu va čia, nes čia yra praleistų vietų. Tai noriu čia pasiuvinėtas praleistas vietas ir eiti į tą pusę, kur yra daug raudonos. Nes yra kita užduotis bingo, siuvinėti pasirinkta spalva ir aš kiek peržiūrėjau darbų, tai šitas darbas turi tą spalvą, kokios man reikia ir tiek kryžiukų, kiek man reikia. Tai va, tai dabar darau tą pirmą užduotį ir pasižiūrėsim, kaip man pasiseks, kiek padarysiu šiandien vakare. Nežinau, nes dabar jau yra beveik 9 valandos, tai va, nežinau, kaip man pasiseks siuvinėti kiek laiko. Gal valandą pasiuvinėsiu, o gal ir ilgiau. O kartais būna taip, kad siuvinėju ir jau jaučiu, kad pradedu miegoti. Nu tai va, tai pasižiūrėsim, kaip man seksis. Iki. Tai va, pasiuvinėjau žiemos. Va štai matot gabaliukas, čia kas jau buvo anksčiau išsiuvinėta. Ir dabar noriu parodyti bingo lentelį, ką aš padariau su šituo darbu. Tai padariau va štai šitą, tik nuspalvinau saldumyną, kurį dabar siuvinėsiu blynus šiandien. O čia turėjo būti šitas nuspalvintas, tai šį dėl visako palikau, kad nepamirščiau. Tai faktiškai siuvinėjau numeris 3, tai va buvo 500 kryželių, 300 kryželių ir 400 kryželių. Ir dar užduotį siuvinėjau va štai šitą ir siuvinėjau būtent va šituos siūlus 606. Parodysiu, koks tai siūlas. Ir iš viso šitam darbe padariau 1450 kryželių. Tai va, pasižiūrėkite, kaip pasikeitė mano darbas. Tai atsirado čia namuko daugiau, truputį pilka spalva, paskui čia aš visur užkaišiojau praleistus dalykus, čia su raudona biškį paspalvinau ir paskui jau tą, kur 606 spalva, tai va šita va raudona, va čia viskas išsisiuvinėjo čia, biškį čia buvo dar tarpeliai keli. Tai va, ir va taip paaugo mano darbas. To raudono visai nemažai kol kas atrodo, bet aišku, kai bus visas vaizdas į viršų, tai ten kuo aukščiau, tuo daugiau baltos spalvos bus. Čia dabar tik tai apačioj, tos žolytės, paukščiukai pasislėpę, va čia va vienas paukščiukas, čia aiškiai matosi paukščiai, va čia toks pasislėpęs truputį. Čia va irgi nebaigtas dar iki galo paukštukas tupi. Dar čia, man atrodo, bus galbūt, čia neatsimenu tiksliai. Tai va. Taip darbas padidėjo ir po truputį labai smagu jį siuvinėti. Tikrai gana greitai rinkosi kryželiai dėl to, kad yra daug, tokiom linijom, ploteliais va tokiais siuvinėjasi. Va čia va matot irgi ploteliai, tokie ne po vieną kryžiuką, tai labai greitai. O va tam namukė tai iš vis čia labai greitai, tai va, čiuk, žiūri jau padaryta. Tai va. Tai ką, dabar einu atsinešiu blynus, parodysiu, ką aš turiu. Ir paskutinė bingo užduotis šiandien noriu padaryti, tai yra 400 kryželių, skanumynas vadinasi. Diena be dietos. Tai būtent tą darbą ir turiu ir aš manau tikrai padarysiu. Ir bus mano šio mėnesio gegužės, bus bingo pilna lentelė. Labai tuo džiaugiuosi. Na ir štai mano garsieji blynai. Tai yra Rijolio schema. Blynai, pancakes su receptu, kaip juos gaminti. Ir kągi aš dabar turiu, tai štai tiek aš turiu padariusi šitų blynų. Ir ką dabar toliau darysiu, aš nežinau. Jeigu reikia 400 kryželių, tai aš nežinau. Dabar sunku galvoti, reikia atsisėsti prie planšetės, tai geriausia. Nors anąkart dariau, va štai čia dariau tais pusiniais, tai jas irgi gana greitai šitą išsisiuvinėja, tai kryželiai skaitomi pusiniais, bet galbūt eisiu, pavyzdžiui, siuvinėti, va čia va galima, va čia žiūrėkit, galima va šitą eilutę va taip padaryti kryželiu raudoną ir tada šitą podelį išsiuvinėti, ne, sirupo indelį išsiuvinėti galima, toks yra loginis į viršų ėjimas.
paskui galima va čia tą šaukštą, nežinau, uzboną šitą, nu žiūrėsim, galbūt tą puodelį pasimsiu. Tai va, tai toksai bus vienas objektas ir tada bus aišku įdomiau pamatyti, ką aš padariau, negu va čia tą foną ir visą laiką siuvinėtų, čia plus pusiniai. Tai tiek su tais blynais ir einu dabar juos siuvinėti. Taigi, pasižiūrėkite, ką aš išsiuvinėjau. Ogi išsiuvinėjau, štai matot, tekanti uogienė ir čia, kaip sakiau, ąsotį siuvinėsiu. Tai visam ąsočiui nereikėjo tiek kryžiukų, tai aš pasiuvinėjau tiek, kiek reikėjo kryželių ir padariau. Kiek tų kryželių reikėjo, 400 kryželių reikėjo, nu tai aš truputį, man atrodo, daugiau padariau. Tai štai ąsočio pradžia yra, varvanti uogienė yra ir po truputį blynai eina į priekį. Tai aš labai prie jų ir neužkliuvau, padariau normą ir pasidėjau į šoną. Ir beje, šiandien yra jau birželio 3 vasara ir šiandien jau yra nauja bingo lentelė ir ten, kaip žiūrėjau, yra nemažai būtent nedarbų užduočių šitam darbui. Nes ten yra su uogom daug, kažkas su uogom, kadangi vasara, tai va tikrai galėsiu šitą darbą pajudinti. Tai štai, tiek turiu šito darbo. Dar tiesa, atsinešiu planšetę, pasakysiu, kiek turiu procentų šito darbo. Taigi šito darbo dabar yra 28,3% padaryta jau. Nu tai dar reikės padirbėti. Nu, po truputį aš su jais niekur neskubu faktiškai. Taigi, toliau ką parodysiu. Štai pasižiūrėkit, mano bingo lentelė visa užpildyta. Ir vėl šį mėnesį man pavyko užpildyti visą lentelę. Tai tuo labai džiaugiuosi. Ir tikrai smagu, man kažkaip visai, aš jau kartojusi aišku, bet man tikrai labai smagu siuvinėti pagal šitas užduotis, sukti galvą, koks darbas tiks kokiai užduočiai. Aišku, galima ir dvigubus daryti užduotis, bet smagiau, kai tu suki galvą ir ieškai kokio elemento darbe, nežinau, kažkokio tokio, sakykime, dalyko. Va, pavyzdžiui, kokteilis arba vynas, nu tai aš neatsimenu, ką čia siuvinėjau, bet man atrodo, čia jau dvigubai dariau, nes nieko neturiu. Nu, aišku, gėrimai kažkokie. Saulė, dar kas čia buvo, gegutė arba lizdas, nu tai irgi, jeigu neturi, tai tada darai kažką dvigubą normą. Tai irgi pasiemi tą darbą, kurį nori labiausiai pajudinti ir darai dvigubą normą. Tai va, ir dabar, aš jūsų klausiau praeitą mėnesį, praeitą savaitę, kas norėtumėte pamatyti greičiau finišą kokio darbo, tai vat aš galėsiu pabaigoje video pasakyti, kiek procentų aš turiu, kokio darbo ir kuris realiai yra ant užbaigimo ribos, nors klausimas didelis. O dabar parodysiu savo tą darbą, kuris yra būtent, kaip čia pasakyti jums, tas slaptas darbas, jo. Slaptas darbas. Tai visų pirma parodysiu aš jums jį planšetėje. Va, štai tiek yra jau to darbo atsiųsta mums. Ir va čia va ta paskutinė dalis. Štai šita paskutinė dalis yra, jau čia aišku, kad bus kažkokia mergaitė, kuri laiko knygą, skaito knygą. Ir čia, man atrodo, irgi kažkoks kaip ir knygos, nu kažkokia kaip užrašų knygutė. Tai va, tai reikėjo siuvinėti va šitą darbą dalį. Ir va štai taip darbas atrodo. Ir kiek aš padariau šitam darbe, tai buvo 849 kryželiai. Šiaip labai nedidelis gabaliukas. Va štai šitas gabalėlis tikrai labai nedidelis ir tikrai lengvai ėjosi. Keli vakarai ir viskas padaryta. Tai dabar taip parodysiu, to aš jums planšetę pasidedu į šoną. Kaip atrodo mano darbas. Štai. Štai. Ir padariau viską ir bekstičių padariau. Va čia va matosi rankos bekstičius, knygą čia reikėjo pabaigti. Va čia man tik nepatinka, čia yra rankovė matosi ir va matot arti pritraukus, gal ir matosi tas bekstičius, va čia tos neryškios siūlės. Bet šiaip atitraukus tolyn, tai tikrai jo nesimato. Tai aš dabar galvoju, kai visą išsiuvinėsiu darbą,
tada žiūrėsiu, kas ten toliau, jeigu ką, tai tada dar galėsiu dvigubų. Nes čia vienu siūlu eina visur, pekstičius vienu siūlu, nu tai pabandysiu tada dvigubų gal daryti, nežinau, nes tikrai nesimato visiškai, va. Nu, va taip va, pakreipus, va, gal ir matosi. Nu, va taip va. Bet jeigu tai padedi, tai kažkaip nesimato. Tai štai, tai jau tikrai labai smagu ir šį penktadienį jau bus paskutinis gabaliukas. Tai labai įdomu, va čia va tas, jeigu viskas siuvinėjasi, panašu, kad turi būti viskas išsiuvinėta, tai tikrai nemažas gabalas čia lieka ir va čia va įdomu, va tie praleidimai, kur yra tokie tarpeliai, tai va nežinau, kas čia, gal čia mergaitės su tokiais plaukais, nežinau, pasižiūrėsim, pafantazuot galima labai smagiai. O gal tiesiog mergaitė bus ir čia kažkoks toliau tęsim va tą geltoną, tokį kaip dangų, nežinau, spalva, tokia pieva, dangus, nežinau, kas čia, saulė galbūt bus, žiūrėsim. Tai šį penktadienį gausim paskutinę dalį schemos ir pasižiūrėsim, kasgi ten bus. Tai labai laukiu, nekantrauju ir labai norėtųsi tą dalyką pabaigti. Taigi, dabar toliau. Dar vienas darbas, kurį siuvinėjau ir siuvinėjau šiandien dėl to, kad savaitgalis tai buvo toks, buvom išvažiavę ir aš visiškai nesiuvinėjau nei penktadienį, nei šeštadienį. Tai 2 dienas man visiškai iškrito, o sekmadienį vakare jau truputį dar pasiuvinėjau, tai faktiškai šitą darbą pabaigiau. Ir tada, tai kitas darbas mano, tai yra būtent balerina. Tai ją išsuko ruletė ir kągi aš čia pasiuvinėjau. Tai aš pasiuvinėjau štai šitos rankos truputį, va čia užpildžiau rankos, čia mažai buvo ir truputį rankovės pasiuvinėjau ir va čia truputį galiuką. Nu tai čia gavosi virš 400 kryželių. Ir viskas, jau dabar vakaras, jau tikrai norisi jum pateikti video, nes šiandien yra antradienis ir štai tiek turiu aš balerinos. Siuvinėjasi neblogai. Smagiai siuvinėjasi ir aš vis pagaunu save, kad ko gero per daug turiu pradėtukų, nors visą laiką norisi dar kažką naują pradėti, bet atėjo vasara, beje sveikinu visas su vasara. Štai šitas darbas labai gerai atspindi būtent vasaros nuotaiką, kai žydinti pieva, sėdi pieva, skaitai knygą, labai smagu. Tai dar kartą sveikinu visas su vasara. Linkiu geros vasaros, o aš vasarą bandysiu filmuoti ir dabar kol kas gal dar nėra atostogų, tai aišku filmuosiu kiekvieną savaitę, o paskui pagalvosiu, pabaigoje birželio išvykstame, tai pažiūrėsiu, kaip man seksis. Tai va, o dabar ką? Dar kartą baleriną parodau. Ir pasakysiu, kiek aš dabar turiu jos procentų, tai yra 45% padaryti. Lygiai 45%. Tai va. Ir dabar ką? Einam ruletę sukti. Pažiūrėsim, ką išsuks kitai savaitį. Labai noriu, aišku, judinti nesvarumą. Po truputį mėnesį ta likvidacijos žaidimas, kur yra, tai mėnesį po 1000 kryželių, tai mano 2000 dygsnelių. Tai nežinau, ar šiandien paimsiu aš jį, ar žiūrėsiu, ką išsuks ruletė ir tada pasižiūrėsiu, nes dabar jau vakaras, dar reikia bingo užduotis pasižiūrėti, bet nesvarume, mačiau, irgi yra ką siuvinėti. Man atrodo, 1 ar 2 užduotis tinka nesvarumo bingo lentelėje, tai va tuoj pasižiūrėsiu. Nu ką, einu atsinešu kompiuterį ir žiūrim, ką ruletė išsuks. Ar atsimenat mano šitą švyturį? Tik tai jisai dar neplautas ir nelygintas. Atsimenat, kaip aš jį siuvinėjau? Ir žinokit, aš turbūt jau pasakojau, kad aš sugalvojau norą, pradėdama siuvinėti šitą švyturį, aš sugalvojau norą. Aš jį išsiuvinėjau ir žinokit, mano noras išsipildė. Tai galima sakyti, aš patikrinau, ar tikrai siuvinėjimo burtai veikia. Man šiuo atveju tikrai suveikia. Labai džiaugiuosi, kad mano noras išsipildė, netveriu savam kailyje tiesiog. Ir dabar reikia būtinai jį išplauti šitą darbą ir išlyginti ir įrėminti.
jau turiu rėmelį pas save pasidėjusi, pasirinkau rėmelį ir vat toks džiaugsmas. Patikrinau, kaip sakant, siuvinėtojų burtus. Ir dar pasižiūrėkit, ką aš šiandien nusipirkau Lidle. Nuėjau į Lidlą apsiprekinti maisto. Aišku, reikia apeiti visas ne maisto prekes. Ir radau rėmelių. Rėmeliai štai tokie paprasti, va, gana nemaži, bet čia atseit paveikslas, kurį gali kabinti ant sienos, bet čia toks jau labai modernus. Tai va yra rėmeliai, pasėmiau visų 3 spalvų, tai va toksai šviesiai rudas, tamsiai rudas, nežinau kaip čia jums pateikti tą spalvą, baltas, nes nežinau kokį imti, dėl to, kad, visokių reikia turėti, ne? Tai va toks tamsiai rudas, baltas ir šviesiai rudas. Ir išmatavimai šitų rėmelių yra štai tokie. Na, fokusuok. Opa, 30 ant 40 centimetrų. Tai aš galvoju, tikrai aš juos kažkur pritaikysiu, kažkokiam darbui turėtų man tikti. Galima bus žiūrėti pagal išmatavimus, o kaina tai juokinga, 3 eurai. Tai galvoju, kaip aš galiu nepasimti, ane? Toks va, žiūrėkit, taip geriau matosi. Kaip aš galiu nepasimti rėmelių? 3 eurai, juokas ir su stiklu jie. Aišku, stiklas čia paprastas, blizgus, tas, kur nematinis, bet paprastiem darbeliam, kur, sakykime, nėra lango, kur nors pasikabinti, tai tikrai jie visai tinka labai gerai. Viskas, dabar einu suktrulėti. Na ir dar noriu pasidžiaugti vienu dalyku, štai šitą schemą, pasižiūrėkit. Aš gavau štai šitos mano pagalvės schemą elektroninę. Ačiū be galo Oksanai. Labai ačiū, žinokit, neįsivaizduojat, kiek aš esu dėkinga. Dėl to, kad siuvinė šitą schemą iš popieriaus tikrai buvo gana sudėtinga. Nes čia pasižiūrėkit, galim paimti, va, kaip yra išmėtytos spalvos, ane? Čia viskas aišku, čia taip, bet yra tokių vat vietų ir kai žiūri tą popierinę, atrodo vis tiek, sudėtinga. Tai, čia margumynas, pasižiūrėkit, koks margumynas, dar padarysiu taip. Margumynas tikrai nerealus. Aišku, spalvos truputį čia netitinka, ta prasme, tai yra parinktos spalvos tiesiog iš akies ir netitinka originalą, bet pasitikrinau, visi ženkliukai vietoj, viskas labai gerai. Tai labai dėkoju dar kartą Oksanai, tikrai išgelbėjot mane ir tikrai turbūt ta pagalbė dabar eisis daug greičiau. Tik gaila, kad ruletė jos neišsuka. Bet aš ją planuoju imti būtent į kelionę, vasarą, atostogom šitą pagalbę, nes tai yra medžiaga gana reta ir labai patogu kelionė siuvinėti, kažkur tai pasidėjus labai. Tai va. Ir dabar dar ką žadėjau parodyti, kiek procentų kokio darbo turiu. Tai šito procento reikia nežiūrėti, nes aš kiekvieną kartą įkeliu vis naują gabaliuką, tai dabar rodo, kad tik 5 procentai, tai iš tikrųjų daug daugiau. Tai čia bus tikrai pabaigtukas. Vasaros pabaigtukas. Ir kaip tik yra būtent, man atrodo, bingo yra irgi vasaros pabaigtukas. Tai va galėsiu šitą. Toliau, karalius. Čiurlionis, oi, užgeso, Čiurlionio paveikslas, tai yra 12 procentų, tai sakyčiau visai neblogai. Štai šitas nesvarumas, tai yra 54 procentai,2. Irgi neblogai, bet čia darbo dar ojojoj. Katinukas 16,6. Laputaitė, aišku, pusė darbo, tai čia tikrai labai nedaug darbo yra faktiškai, tikrai galima labai greit padaryti. Einam toliau, kiaušinukai laukia savo eilės, dar aišku laiko sočiai iki Velykų, tai aš tai tikrai neskubu, nebent ruletė išsuks. Elniukas irgi 37,9, čia 28, čia 17 žema, čia 45 procentai. Toliau, kas čia šitie 35, tai čia irgi toksai, kadangi po vieną įsiuvinėjo, vat nykštukai liko labai nedaug nykštukų, ne? Tai liko va šitas nykštukas ir šitas, ir jie jau pasiuvinėti neblogai. Snaigių dar reikės pasiuvinėti nemažai.
šitų iš vis nieko nepadarius. Nu, padarius, bet ta prasme. Tai va, tai tiek mano darbų ir dar pasižiūrėkit, kiek aš turiu ir katinukai velykiniai. Nu, dabar tą pagalbę. Šitą pagalbę man reikia dabar susivesti iš popierinės schemos, kiek aš esu išsiuvinėjusi, kad žinočiau, koks procentas yra jos padaryta. Žiūrėkit, kokią lapę gražią turiu. Irgi planuoju pagalbę pasidaryti iš jos, bet nežinau, kada čia ta laputė iš serijos, kur žiemą siuvinėjau ir aš jas turiu visas dabar tas lapes. Šitas darbas laukia manęs, kai aš išsiuvinėsiu nesvarumą. Tai tada šitą darbą siuvinėsiu. Mergina su perlo auskaru irgi turiu jau visą schemą, ačiū Astai dar kartą. Gana greit padarė ir nežinau, kada aš jį pradėsiu, labai noriu, bet kaip sakiau, aš jau pradėtukų, kai daug turiu, tai man jau truputį kažkaip ankštoka. Nežinau, už kurio griebtis tiksliau, gal tiesiog dėl to. Tai toliau turiu tokius, va čia tai šuniukai, kurie rijolio turiu, va, vienu žodžiu, aš tų schemų, schemų turiu daug. Va, šitos šitos merginos. Taip, jos man labai gražios. Irgi aš kažkada pasėmiau tą schemą iš interneto platybių ir jos man labai gražios. Aišku, didelis paveikslas, žinau, bet laikau kol kas dar, kol saga gyva. Tikiuosi neprapuls. Ir galbūt kada nors aš išsiuvinėsiu. Tos tulpės man labai gražios. Nu, vienu žodžiu, čia turiu šitą schemą, tai yra mano perrinkimas, buvo užsakymas, aš perrinkau ir dabar pasiėmiau, nes irgi man jinai labai labai graži. Beje, apie schemas, vis pamirštu jums pasakyti. Aš perrinkinėjau schemas, arbūzas irgi laukia. Aš perrinkinėjau schemas ir mano perrinktos schemos yra Facebook'e grupė padaryta. Yra grupė padaryta, ten yra mano perrinktos schemos. Tai aš dabar jums į komentarus įdėsiu. Įdėsiu į komentarus savo tą nuorodą ir galėsit pasižiūrėti ir galite ir užsakymą kokį duoti, jeigu jums reikia perrinkti kažkokią schemą. Ten yra, nežinau, gal ne visos schemos įdėtos dar. Dar ne visos. Tai va, dabar einam sukti ruletę, o gal ne, aš dabar tiesa, dabar aš esu prie kompiuterio ir aš jums galiu parodyti tą puslapį. Va, kažkaip šiandien blaškausi, tuoj parodysiu, bet ir įdėsiu nuorodą. Tai dabar žiūrim, va čia yra šone, reikia paspausti. Taip ir vadinasi, man atrodo, XSD. Jeigu šone nerasit, tai tada va čia reikia. Bet aš jums įdėsiu nuorodą. Va, schemo perrinkimas. Va, toksai puslapis. Nu, išsijung. Toksai puslapis yra schemo perrinkimas. Va, matot, dabar man čia mirguliuoja, gal lempą įjungti bus geriau. Oi, atsiprašau, patriukšmausiu. O, papa. Kur šitą lempą? O, gal ir geriau. Tai va čia yra schemų perrinkimas ir va čia mano yra sudėtos schemos, kurias aš esu padariusi jau. Tai čia kai kur yra, va, čia schema, čia reiškia šita schema iš žurnalo yra, va čia yra, kai kur yra netgi Let Stitch, matote, ir paspaudus komentarą atsidaro visos schemos, kurias aš įdėjau, kurias aš esu perrinkusi. Tai va, jūs peržiūrėkite, pasižiūrėkite, gal kas turit rinkinį, nes aišku parduodu tas schemas tam, kas turi rinkinius. Tai va, aišku, čia dar nedaug sudėta, dar ne viską sudėjau, kažkaip neturiu laiko aš tam reikalui ir dabar, kaip jau minėjau, kartosios, bet aš jums įdėsiu nuorodą būtent į šitą puslapį, kad galėtumėt pasinaršyti. Na ką, sukam ruletę. Tiesa, šią savaitę nykštuko nepasiuvinėjau, ką man ruletė buvo išsukusi, nes tikrai, kaip sakiau, 2 dienas visiškai nesiuvinėjau ir man visiškai iškrito iš galvos. Žiūrėkit, senai matyti, besmegeniukai,
besmegeniai senai matyti. Gerai, aš juos turiu, netgi dabar galiu parodyti. Šiandien. Taip, tai numeris 2 ir aš turiu vieną jau pradėjusi, va štai tokį besmegenį, nežinau ar matysis, va, sėdinti. Taip, sėdintis besmegenis, išsiskėtęs, tai aha, toks jau pradėtas mano yra. Gerai, tai šitą galėsim siuvinėti, einam toliau. Pažiūrėsim, didelį darbą išsuks ruletę ar neišsuks ruletę, didelį darbą. O, nori, kad Velykos ateitų vėl. Nu gerai, aš išsiuvinėt galiu. Velykinius šitos kiaušinius išsiuvinėsiu. Neatsimenu dabar aš kažką pradėjus, nepradėjus. Iš šitos būtent schemos turbūt ne, nasiuvinėjau, štai šitą siuvinėjau, šitą siuvinėjau ir šitą siuvinėjau. Ir apiforminau, o šitos dar ne, tai va galima bus šitą siuvinėt. Nes išsiuvinėt galiu, o paskui apiforminsiu jau kitais metais. Nebūtina dabar. Nes yra keletą darbų, pas mane visai neapiformintų, neįrėmintų. Tai parašykit, ar jūs turite tokių darbų. Įrėmintų, neįrėmintų. Va, balerina. Nu ką, balerina nori eiti į trasą šią savaitę. Gerai, imsim ir baleriną. Ką darysim? Tai 11 numeris ir dar kartą pakartoju, kokie numeriai buvo. Tai buvo 2 numeris, pas mane 200 kryželių nusistatyta, buvo 7 numeris 200 kryželių ir 11 numeris 600 kryželių. Tai pasižiūrėsim, kaip man seksis šią savaitę ir dar noriu paklausti, gal jau ir esu klaususi, bet parašykit skaičių, kiek turite savo pradėtukų. Kiek turit pradėtukų ir kaip jums sekasi juos tarpusavį derinti ir kaip jūs pasirenkat, ką siuvinėti, ar pagal norą, ar pagal poreikį, net nežinau, nes ar nesunku išsirinkti, nes man tai labai sunku išsirinkti, norisi visus pajudinti. Ir aš jau sakiau ne kartą turbūt, kad norisi kartais į dieną pasimti po vieną darbą, nu va, tai yra 7 dienos savaitės ir kiekvieną dieną kažką pajudinti. Bet kažkaip nesigauna, nes pasiėmu vieną darbą ir užsikabinu ir norisi kuo daugiau jame išsiuvinėti kryželių. Nu taip yra. Na ką, tai tokia mano savaitėlė. Ačiū, kad žiūrite. Spauskite nykštį į viršų ir susitiksim jau kitą savaitę. Ate, ate.